Labą dieną. Demografijos klausimas Lietuvoje pastaruoju metu yra toks labai politizuotas ir labai daugeliu įdomus. Dėl to mes šiandien šnekamės su keletą universitetų dėstytojų ir demografinės programos europinės Berlyne apie senėjimą ekspertų, demografu Vyteniu Deimantu. Labai diena. Labai diena. Ir iš tikrųjų aš čia mano galvoje yra toks vienas kaip ir fundamentalesnis bendras toks laukas, kaip aš įsivaizduočiau tą problemą ir dėl to visą laiką labai bandau tame kontekste mąstyti šitą klausimą, kad vis dėlto man atrodo, kad visi demografijos klausimai yra klausimai apie žmogaus gyvenimą, apie jo būtį ir apie jo tokią, kaip dabar labai madinga sakyti, man nepatinka tas orus gyvenimas, bet aš tiesiog nežinau, kaip tai kitaip pasakyti, apie mūsų kasdienybę, apie mūsų pasaulį, kuriame mes gyvename, kad mes labai šitame klausime priklausomi nuo to, kaip apskritai vystosi žmonija, pačia globaliaja prasme. Ir ar tiesa, nes man atrodo, kad tai labai gražiai rodo skaičiai, koreliuoja su tuo, kad praktiškai visos šalis, skaitant ir tas, kurias mes jau traktavome kaip šalis, kur jau ten gimdo ir gimdo, ten Afrikos ir taip toliau, kad visos iš tikrųjų jos dabar mažėja tas žmonių skaičius ir su kuo tai galėtų būti siejama? Taip, tai man labai patinka, kaip palėtė tai kaip platesnį egzistencinį žmonijos klausimą ir nors lengviau kalbėti apie vakarų visuomenės Lietuvą arba kitas išsivysčiusias visuomenės, bet tikra tiesa, kad tendencija yra globali. Mes vis dar esam tame žmonijos etape, kai gyventojų skaičius didėja, bet matom, kad tai nebūtinai yra ilgalaikė perspektyva. Ilgalaikė perspektyva yra apie mažėjimą. Mažės gimstančių vaikų, jų jau akivaizdžiai mažėja čia, Lietuvoje, jų mažėja Europos Sąjungoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, kitose išsivysčiusiose šalyse. Tam yra ne viena priežastis, prie kurių mes prieisim, bet įdomesnis, aišku, naujas dinamikos momentas, kad tokios šalis kaip Kinija, kuri visai neseniai kėlė mums galbūt, čia gal politiniam lygmenį kėlė klausimus, ką mes darysim, kai tenais tiek daug žmonių ir jie jų vis daugėja, ar ne. Indija visiškai panašiai daugiausiai gyventojų turinti šalis visai neseniai susidūrė irgi su dinamikos pokyčiu, mažėjo gimstančių vaikų. Tos šalis, negalima sakyti, kad yra pasiekusios tą patį ekonominį išsivystymą, kuris labai dažnai yra siejamas su gyventojų skaičiaus pokyčiais. Bet taip pat ir subsaharinė Afrika, kuri dažnai minima kaip vieta hotspot, kur yra daugiausiai augančių šalių su gyventojų skaičiaus aspektu. Irgi planuojama pagal jungtinių tautų projekcijas, numatoma, jog ten taip pat mažės gimstančių žmonių skaičius. Bet tai nėra viena priežastis, ar ne? Paprasčiausia, sėdint ES sostinėje, kalbėti apie demografinius perėjimus, demographic transition vadinamas teorijas, kurios labai nemažai aspektų paaiškina. Yra dvi. Pirmoji yra susijusi su, tokiais gana jau mums gal natūraliais procesais. Tai, kad kūdikiai nebemiršta, tai, kad atsirado skiepai, atsirado sveikatos priežiūra, net ir rudimentinė, tai, kad motinos gimdydamos nustojo mirti. Ir mes kalbam apie pradžią XIX amžiaus Jungtinėje karalystėje. Tai, kur visą tai prasidėjo ir vėliau kaip nuraibuliavo į Europą ir gal labiau Britų imperijos kitas šalis. Tai pirmoji demografinis perėjimas, demografinė tranzicija, kuri leidžia pamatyti, kad žmonių skaičius vis dėlto pradėjo augti, dėl to, kad jie nustojo mirti ir pradėjo ilgiau gyventi. Po to seka, kad pradėjo mažėti vaikų, vis dėlto nėra kažkokia labai naujiena, kad vaikų skaičius pradėjo mažėti grinai dėl gimstamumo, jau nebe mirties kūdikių ir mes pasiekėm tuomet jau 20 amžių, jau labiau pokarį. Seksualinė revoliucija, 68 metai, išsilaisvinimas, atsiranda kontraceptinė piliulė. Tai yra tokie aspektai, kurie, ten gal fundamentaliai keičia, kaip mes galim pradėti mąstyti technologiškai apie visuomenę, bet iki to vis tiek turėjo būti socialinių virsmų, socialinių pokyčių, mąstymo pokyčių, kurie nurodo jau ir antrą demografinį perėjimą, kuris siejamas grynai su tuo, ką mes išgyvenam dabar. Tai yra, kad žmonės nusprendžia, kad yra kitų gyvenime dalykų, kuriuos jie nori prioritizuoti. Tai yra švietimas, karjera, saviraiška, jų vertybės tampa truputėlį
kitaip niuansuotos. Žmonės taip pat išlieka, surišti su savo šeimomis, jie vertina savo šeimas, bet atsiranda laisvė ir atsiranda gebėjimas, galimybės imti iš gyvenimo daugiau negu tai, kas buvo anksčiau prieinama, ką diktavo aplinka, ką diktavo šeima. Ir tie pasirinkimai matomi visoje Europoje, ne vien Europos Sąjungoje, mes tai matome ir kitose išsivysčiusiose šalyse. Taip ir atkeliavome. Tai šios dvi teorijos yra iš principo gal pačios galingiausios ir pačios stipriausios paaiškinančios, kodėl išsivysčiusios šalys ir visuomenė susiduria su mažėjančiu vaikų skaičiumi. Bet dabar susiduria ir neišsivyščiusios jau. Arba tos, kurias mes traktuojame nepakankamai išsivyščiusios. Taip. Ir čia vadinama, žinot, kaip, kadangi tai perėjimas, vadinasi, jis nebūtinai baigtinis. Ten gal galim... Dar neužtenka turbūt to termino, laiko. Taip, laikas yra svarbu. Vertinti, ar tai tikra tendencija, ar tai yra sviravimas. Laikas yra tikrai svarbu. Jūs minite tuos kultūrinius pokyčius, ar taip sakant, vertybinius prioritetus, čia jeigu galima būtų taip vadinti. Bet tačiau jeigu žiūrėsime pastarųjų 20 metų, 15-20 metų tendencijas, tai jeigu žmonių klausia, ar jūs norite ir kiek jūs norite turėti vaikų, šitas skaičius yra praktiškai nepakitęs. Kas pakitę yra tai, kad faktiškai, nežiūrint to, kad lūkestį išsako, taip, aš noriu turėti 2 vaikus, aš noriu turėti 3 vaikus, tai lyg tai kultūrinis signalas atrodo, kad ta pamatinė kultūra nėra pasikeitusi, vaikai tebėra geidžiamybė, bet faktiškai, kai prieinama prie reikalo, skaičiai visiškai ką kitą rodo ir tas atotrukis tarp geidžiamo vaikų skaičiaus ir faktiškai turimo vaikų skaičiaus didėja. Kas jums atrodo geriausiai šitą reiškinį paaiškina? Porą momentų. Tai vienas dalykas yra, kad universaliai, turint galvoje gal vidurkius, gal taip reikėtų sakyti, ir tam tikrą laiko tarpą, iš tiesų geidžiamas vaikų skaičius, noras turėti kažkokį skaičių vaikų nėra labai kintantis. Iš tiesų ten visokie veiksniai nelabai tai sąlygoja. Ir mes tai matom taip pat ir Lietuvoje visai neseniai, prieš porą savaičių žiūrėjau į duomenis 2006 metų ir 2021 metų. Tiek vyrai, tiek moteris, kurie tenais tuo metu buvo 30-36 metų, tai sakykime jau tas laikas, kada jau reikėtų susimastyti, nereikėtų, bet žmonės gal suklūsta ir pradeda mąstyti daugiau, kad gal čia dabar tas tinkamas laikas susilaukti vaikų. Suklūsta į savo biologinį laikrodį. Tai tas tiksi laikrodukas, tas mėlymas įvaizdis, metafora, tiksi laikrodukas. Tai va, tai jie pasižiūri tą savo laikroduką ir pagalvoja, pasimatuoja, kaip jiems gali atrodyti tėvystė ar motinystė. Tai teoriškai besimatuodami tiek 2006, tiek 2021 metais tiek vyrai, tiek moteris sakė, 2 vaikai, taip, čia gal visai ir tinkamas skaičius ir atrodo visai idealus skaičius. Žinom, matydami, kad tai bet kuriuo atveju, ypač 2021 metų grupė dar savo to reprodukcinio amžiaus nėra iki galo užbaigusi išgyvenusi, žinom, kad tam dar galimybė yra. Bet iš kasmetinių rodiklių matom, kad to nepasiekėm, ar ne? Ir dar kitas svarbus momentas, kuomet kalbama apie idealų šeimos dydį, taip pat dar irgi teko pasižiūrėti į kitą rodiklį. Tai kiek iš tų žmonių, kurie sakytų, kad norėtų turėti 2 vaikų ir jų dar neturi, planuoja susilaukti papildomo vaiko ar pirmo vaiko per ateinančius 3 metus. Ir didžioji dalis jų sakė, kad mažiau nei 50% iš tikrųjų to norėtų iš tiesų. Ten tikrai arba galbūt. Tai matom, kad vien jau Lietuvoje yra tam tikra dinamika, iki galo nepaaiškinta, kad žmonės taip turi idealų šeimos skaičių su 2 vaikais, bet negali to pasiekti. Tai čia kalbant apie Lietuvą. Globaliai yra įdomių dinamikų ir įdomių tyrimų pradėjo rastis, ypač šiais metais. Su Jungtinių tautų populiacijos fondu keletas demografų iš Bokonio universiteto pradėjo ieškoti, tai kur čia tas šuo pakastas. Taip, mes matom, stabiliai žmonės nori turėti X vaikų, ar prieš 20 metų, ar dabar, bet tai kodėl jie jų neturi, ar ne? Ir tuomet net tik tai žiūrint į lūkesčius paaiškėja, kad yra amžiaus skirtumai
turint omeny, kad tarp kartų egzistuoja skirtumai, vienos kartos vis dėlto norėjo ten tų vaikų daugiau, kitos kartos mažiau vaikų norėjo turėti ir mes dar šnekam apie reprodukcinį amžių. Tarkim, mano karta ir tuomet jaunesnė karta turi pakankamai nemažą skirtumą. Turint omeny, kad Gen Z vadinamieji, jie vis dėlto dabar rodo, kad norėtų susilaukti mažiau negu tų dviejų. Gen Z tai čia koks laikotarpis? Čia yra nuo 95 metų iki... Gimė 95. Taip, ir toliau. Iki 2000 kažkėlintų dabar, nes po to Gen Alpha yra. Mažiau negu 2, tai čia 1 kažkiek išeina. Ir tuomet yra dar lyčių skirtumai. Ir gal geriausias pavyzdys yra Pietų Korėja, ten lyčių skirtumai ir kartų skirtumai yra itin ryškus, kur vyrai daugiau mažiau apie, jauni vyrai norėtų daugiau mažiau 2 vaikų, tuo tarpu moteris artėja prie 0. Ir vis dėlto tas vidurkis kažkas tempia tą vidurkį, tai tą vidurkį tempia arba kitos kartos, arba tempia vyrai Korėjos atžvilgių, bet moteris ne, jaunos moteris Korėjoje nenori susilaukti. O kaip Korėjos mokslininkai ar mokslininkai, kurie tai analizuoja, kaip jie tai aiškina? Nes kažkaip skamba taip gana baisiai. Jie visi eina kiek įmanoma tolesniais keliais ir, kaip sakant, nebijo iššūkių, nes nėra atsakymų. Korėja yra gera šalis atrasti atsakymų trūkumą. Jie pabando kiek įmanoma daugiau įvairių politikų įgyvendinti. Tai yra šalis, kuri visiškai nebijojo imti visus turimus finansinius resursus ir juos ten dėti ant gimstamumo altoriaus ir žiūrėti, ar tai prie kažko prives. Paaiškinimų iki šiol... Ir neprivedė. Neprivedė. Kodėl neprivedė? Dėl to, kad visas tikslas bandyti, ten vieni sako pirkti vaikus, kiti sako imti ir investuoti grinai į gimstamumą, tos vadinamos pronatalistinės politikos, jos atsirūksta. Ir Korėja jos taip pat atsirūgo. Čia jau ne mokslinė interpretacijos, gal labiau atsiranda tokių kultūrinių momentų, gal labiau tuomet ne demografinė ar sociologinė interpretacija, kad vis dėlto Korėja yra pakankamai stipriai lyties atžvilgių nelygi šalis. Moteris vis tiek susiduria su tokiam problemom kaip ta vadinama sandwich generation, kada jeigu turi vaikų, tuomet turi rūpintis ne tik vaikais, bet turi rūpintis ir vyresnio amžiaus žmonėm. Labai dažnai tai reiškia, kad moteris, kuri įteka į šeimą, rūpintis savo vyro šeimą, Dar ir savo tėvais galbūt, ir vyro šeima, ir vaikais. Taip, aš kaip moteris galiu pasakyti, malonu. Bet čia yra ir atvirkštinis mechanizmas, juk seneliai tada gali rūpintis ir tavo vaikais. Tai senelių rūpestis vaikais yra pagalba. Tai veikia į abi puses. Tai dėl Korėjos konteksto aš negaliu pasakyti, ar būtinai jie... Kiek įsitraukia seneliai tuo aspektu, ar ne, tikrai gali būti. Aš įsivaizduoju, kad tai nebūtinai nepaaiškina šitos dinamikos, bet tiesiog grįžtant prie moters rolės toje visuomenėje dažnai pasimato, kad jos dažnai bijo, nes tai reiškia, kad jos gaus rūpybos klausimus, tai yra šeimos jaunesnės kartos, vyresnės kartos, bet taip pat ir turės atsisakyti karjeros. Ir mes šnekam dar apie tokią ultra išsilavinusią šalį, visuomenę, kurioje švietimas yra viena didžiausių gėrybių. Vadinasi, tikrai didelė dalis moterų yra itin išsilavinusios, baigusios universitetus, siekiančios karjeros ir jos supranta, kad to turi atsisakyti. Tai nėra itin patrauklu. Bet šitą argumentą, kaip sakant, gana stipriai matoma Korėjoje, šitą atvejį mes matome ir kitose išsivysčiusiose šalyse. Ir ten dažnai kalba apie Korėją kaip tokią race to the bottom šalį, kur tiek tėvai stengiasi investuoti. Rusija sugalvojo su to kovoti. Čia vienu metu buvo prieš porą metų paskelbusi, kad kol mergaitė nepagimdė, negalės stoti universitete. Buvo toks pasiūlymas. Tai, absurdo galima visokio prikurti, bet kad čia gali būti šaknis, tai irgi. Tai mes kalbam apie tas 3 šalis, Korėja, tada yra Taivanas tame tarpe ir kas yra dar iš tų 3 šalių, dabar 3 turbūt neprisiminsiu, bet irgi Rytų Azijoje, kur yra žemiausias pasaulyje gimstamumas, jeigu aš atsimenu vienai moteriai Korėjoje, Pietų Korėjoje kalbam, tenka 0,7 vaiko. Tai yra, jeigu natūralus atsinaujinimui reikalingas skaičius yra 2,1, tai mes turime praktiškai 3 kartus mažesnį gimstamumą
Korėjoje. Lietuva nėra taip toli. Lietuvoje yra vienas vaikas vienai moteriai. Tai ES žemiausias atrodo rodiklis. Ar aš teisingai... Mes čia galim konkuruoti iš tikrųjų, nes vienais metais taip, kitais ne, kaip ir su Rytų Azija, bet svarbu gal identifikuoti keletą grupių, tai taip Lietuva, Italija, kartais Lenkija gal ne iš tikrųjų, bet Lietuva, Italija yra pakankamai žemai Europos Sąjungoje, Malta. galim judėti. Va, prašau, ir tuomet Rytų Azija yra taip, Pietų Korėja, Taivanas, Japonija kartais pasirodo. Tai va. Tai tokios šventos. O galėčiau va šitoj vietoj pasukti šiek tiek pokalbį, nebūtinai mes negalime po to grįžti atgal į šitos klausimus, kurie iš tikrųjų taip teoriškai labai įdomus. Ir klausimas būtų toks, o tai paprastai va tas visas, va taip jos ten nenori gimdyti arba ten labai mažai tų vaikų gimsta, viskas susiveda, kad visuomenė senėja ir kas vis išlaikys. Tai ar čia yra, man asmeniškai skamba labai neskaniai. Kaip žmogui, kuris jau senėja, nesenėja, jau senas yra, sveiko proto rėmuose. Mano amžius yra senas, nebūtinai, kad jis vis dar pas mus vadinasi jaunas, ten kažkoks jaunas, 5. grupiai, nežinau. Bet iš tikrųjų man tai atrodo, kad tai yra toks tarsi abiejų pusių nužeminimas. Man taip skamba. Lyg tai ta moteris ar ta jauna šeima, lyg tai privalo kažkokiu mistiniu būdu mane išlaikyti, kaip mane ir mano kartą. O jau mūsų karta tai lyg ir kažką tai skolinga, kažko ne. Žodžiu, mano supratimu, pati ta tezė, dažniausiai politikų kalboje, bet toj viešoje erdvėje skambanti, yra mažiausiai dviprasmiška, ta pačia pradinė egzistencinė prasme. Ir tada klausimas gali skambėti taip, tai ar vis dėlto tas senėjimas yra jau tokia tragedija, ar tai yra vis dėlto politinės vaizduotės trūkumas. Ar gal iš tikrųjų mes per daug sudedam, labai daug, visa ta socialinė struktūra yra sukurta tam momentui, kad visi ilgai gyvens ir visą laiką tie vis ateinantis vaikai atgamins. Tai gal tikriausiai taip tikrai nebus. Vadinasi, gal reikia kažkaip tai politiškai kurti kitus būdus. Man, pavyzdžiui, atrodo, kad nuostabus dalykas yra, jeigu valstybė daugiau. Čia aš kaip savo kartos atstovas, aš net įdomu, ką apie tai demografai pasakyti. Aš, pavyzdžiui, manau, kad mano karta labai sėkmingai gali puikiai gyventi tose kažkokiose enklavose, kas vadintųsi senelių namai arba globos namai, bet tu pakeiski vyresnio amžiaus žmonių būstus ir kur visi susitinka ir dar pakankamai energingi ir turi ką pabendrauti, tai ir tiem vaikam smūgis nukrenta ir taip toliau. Tai ar čia nėra logikos tame? Jūs paliečiate taip pat, ką ir esate savo tekstuose rašiusi, ar ne, apie tai, kad mes susidurėm ir su vienatvės klausimu. Tai gal jį mes galim paraleliai šiek tiek dabar priparkuoti ir grįžti prie jo, nes man atrodo, kad čia labai svarbus dalykas, kalbant apie apskritai demografinę situaciją. Bet grįžtant ties, pavadinkim, nežinau ko čia, socialinių kontraktų visuomeninė sutartim, kur mes dabar esam, gana geras klausimas, prie kurio niekas neina iš esmės, ar ne? Ir nežinau, kas yra esmė, pradėkim nuo to. Bet atsiranda, sakykime, gal tokių būdų, bandymų skirtingose Europos visuomenėse pasižiūrėti į šitą, nežinau, kartų priklausomybę, turint omeny, kad vienos kartos priklauso nuo kitų kartų ir kažkada ten apsikeičia roliam, truputėlį kitaip, nes mes esam vis tiek gerovės valstybės rezultatas. Ne? Po Antrojo pasaulinio karo mes atsidūrėm tokiam, kaip kontinentas, atsidūrėm tokiam unikaliam laikotarpyje, kada mes pradedam labai daug pasitikėti valstybę, pasitikėti paslaugomis ir iš tiesų statyti savo gyvenimą ties tuo. Ir man atrodo, daug žmonių taip ir juda ir tai yra viena iš tokių pagrindinių dedamųjų, kuomet kalbam apie socialinę sanklodą. Ir Lietuva išsiskiria, čia mes aišku turim daug istorinių priežasčių. Klausimas tai kaip tos kartos bendrauja, santykiauja ir ką yra viena kitai skolingos. Tai nėra patogus, nes mes esam pripratę ar ne ten... Aš moku pensijai savo indėlį ir tikiuosi, kad aš ją gausiu. Koks naratyvas tam, nežinau, viršutiniam lygmenį, turint omeny
paviršiuje, kad to reikėtų tikėtis, nes, toks yra susitarimas, bet dalykai gali visiškai pasidaryti kitokie, ar ne, ir ten dėl demografinių priežasčių. Ir Vokietijoje, pavyzdžiui, dažnai irgi dabar yra klausima, tai ką mes dabar darysim, tiek daug vyresnio amžiaus žmonių, mes negalim suteikti sveikatos paslaugų, mes negalim įsitikinti, kad, jie ten kažko tikėjosi prieš 30 metų, tai kai mes būsim tikri, kad duosim jiems tai. Ir iš tiesų tai yra gana gąsdinanti bent politikus, energija, grupė klausimai, nes iš tiesų tam tikrą prasme jau demografiniuose kontekstuose yra bijoma, kad ten kažkuri socialinė grupė, kažkuri amžiaus grupė gali būti šiek tiek daugiau mažiau įgalinta ir atsisukti prieš tą status quo. Dėl to ir gal, čia aš taip mąstau irgi paviršutiniškai galbūt, bet dėl to ir gal bandoma tiesiog bandyti atrasti pleistrą, priklijuoti, kaip paskatinti gimstamumą, kaip, neprailginti pensinio amžiaus. Bet tiesiog gal reikia dabar grįžti šiek tiek į keletą faktų, ar ne? Mes greičiausiai esame situacijoje, kuris smarkiai nesikeis. Mes esame situacijoje, kad nėra to būdo grįžti į prieš demografinio perėjimo laikotarpį, čia būtent ta teorija, kurią minėjau prieš tai. Moldova yra geras pavyzdys, dažnai sakoma, kad turtas, išsilavinimas ir visi kiti šitie civilizaciniai dalykai yra labai blogai, nes tada ten negimdys ir... Tarsi gimsti tam, kad pagimdytum. Man tas skamba klaikiai. Tai tame ir yra esmė. Tuomet pasiema Moldovos atvejį, tai yra šalis, kuri ten dar nėra pasiekusi to ekonominio išsivystimo, kurį turėjo Sovietų Sąjungos žlugimo laikotarpiu, ir sako, bet žiūrėkit, čia viskas krenta, tai yra siaubinga. Moldova yra viena tų šalių, kur Europoje yra vienas mažiausių gimstamumų. Jūs nepriversit žmonių ir visuomenės pamiršti išsilavinimo, jūs nepriversit pamiršti to, kad moteris turi pasirinkimus ir savo gyvenimo kalvės, jos yra pačios atsakingos už tai. Nebent žiaurus totalitarizmas. Mes jo nesitikime. Sakau, nebent. Bet tuomet dar yra ir vyresnio amžiaus žmonių klausimas, ar ne? Lietuva gal šiek tiek išsiskiria, bet vyresnio amžiaus žmonės taip pat dabar ilgiau gyvena. Jie yra sveikesni, čia jau vidurkiais kalbant. Nėra itin gal patogu imti ir sakyti, kad sudarykime sąlygą žmonėms, jeigu jie nori, kad jie galėtų dirbti, kad jie galėtų įsitraukti, gal jie gali savanoriauti, gal jie nori, tiesiog, tradicinių darbo santykių. Bet čia yra tokie momentai, kurie, kaip ir dauguma demografinių politikos krypčių, turi tokių netikėtų rezultatų, unintended consequences, kad tu ten, įdedi 1 eurą arba vieną įrankį įtrauki, tarkim, kadangi kalbam apie gimstamumą, stengiasi paskatinti gimstamumą ir tuomet paaiškėja, kad gimstamumo skatinimo priemonės sumažina vaikų skurdą, ar ne? Tai ar tai blogai? Tai nėra blogai. Bet tiesiog tai nepriveda prie to, prie ko buvo norima. Bet jų neatsiranda daugiau. Tai man atrodo, kad čia yra vienintelis dalykas, dėl ko vertėtų tai daryti. Ne kad jų būtų daugiau, kad jie būtų kokybiški. Tuo pačiu liktai automatiškai tai suponuotų galiausiai didesnį rezultatą, labiau išsilavinę žmonės. Tai šiaip ar taip, turbūt reikia, taip sakant, sutikti, kad yra tokios dvi mokyklos. Viena mokykla sako, gimstamumo mažėjimą lemia iš esmės kultūriniai veiksniai, kultūriniai poslinkiai visuomenėje. Tos moteris. Čia ne vien tik tai tos moteris. Čia yra daugybė dalykų, tame tarpe ir vyrų polinkis neįsipareigoti. Bet pradeda visada tą kalbą tarsi. Bet tai yra kultūriniai dalykai, kurie yra labai daugelypiai. Čia nėra vieno paaiškinimo. Tai grįšim prie tų kultūrinių dalykų. Kita mokykla, kurią labai mėgsta politikai, tai sako, meskim pinigus ant problemos ir šitai problemą išspręsime. Dabar naujai suformuota koalicija irgi žada naujus vaiko pinigus, papildomas išmokas. Kodėl reikia skatinti gimstamumą? Ką rodo pasaulinė praktika? Ar iš tikrųjų pinigų metimas, išmokos šeimom, išmokos už gimusi vaiką,
parama, visokiojopa parama, tai ta prasme parama, pavyzdžiui, pradedant nuo užklasinės veiklos, baigiant pietumis nemokamais mokykloje ir taip toliau. Noriu paklausti, iš kokių pinigų, apie tai... Bet klausimas. Žinok, kai labai reikia, tai atsiranda. Aš labai irgi noriu. Klausimas, jeigu tai pasižiūrėt statistiškai, tai nuo pokario metų iki dabar išsivysčiusios valstybės patrigubino savo išmokas, įvairiausio pobūdžio išmokas, jas sumuojant, kitais žodžiais tariant, visuomenės išlaidos vienam vaikui yra patrigubėję. Rezultatas atrodo visiškai priešingas. Tai rodo, kad tos ekonominės paskatos geriausiu atveju yra antraeilis. Tačiau iškyla klausimas, galbūt kažkurios ekonominės paskatos vis tik tai veikia. Ar esate tyrinėję šį klausimą ir jeigu taip, tai kokios ekonominės paskatos iš tikrųjų paveikia gimstamumą, o kurios yra tik tai pinigų švaistymas? Taip, tai truputį palėtėm ankstesniuose klausimuose, ką politikos kryptis, ypač susijusios su finansais, paskatos gali padaryti. Kaip nenuskambėti pernelyg griežtai. Tai, trumpai tariant, yra tam tikrų aspektų demografinėse politikose susijusiuose su finansais, kurios gali prisidėti prie gimstamumo, bet dabar svarbu nubrėžti vieną svarbę skirtį, kad tai neprisideda prie didesnio vaikų skaičiaus. Tai yra vaikų gimstančių skaičius nepadidėja, padidėja tempas. Kadangi kalbėjom prieš tai apie ten idealų šeimos dydį ir kiek žmonės norėtų susilaukti vaikų, tokiu atveju, kada norima susilaukti daugiau negu vieno vaiko, tai pavyzdžiui, papildomi pinigai, išmokos ar tie vadinamieji ar mokesčių lengvatos, ar ne, gali paskatinti susilaukti papildomą vaiko greičiau, ar pirmo vaiko iš tiesų. Tai yra literatūroje užfiksuota ir demografai, sociologai sutinka, kad tokį efektą gali turėti. Bet kada mes šnekam apie gimstamumą, bent jau viešai, greičiausiai išgirsime tai, kad mes norim daugiau vaikų, ar ne? Ir mes čia aš kalbu ten jau apie visuomenę, politikus, viską sudedu į vieną vietą. Tai tokiu aspektu neveikia pinigų metimas į problemą. Ir kodėl tai neveikia, yra viena svarbi priežastis, tai dažniausiai yra pakankamai mažai pinigų, tai yra per trumpam laiko tarpui. Taip dažnai sakoma, aš manau asmeniškai, kad tai nėra vien tik apie tai, nes nėra būdo, man atrodo, nupirkti žmonių lūkesčių, ar ne? Iš tiesų, jeigu kiek giliai nori turėti ar neturėti vaikų, to negali nupirkti pinigais. Apie kitus aspektus kalbant, tai iš tiesų jau tos unintended consequences pasireiškia, ar ne, su demografiniam šeimos politikom. Tai jos turi kitų gerų rezultatų, kurie nebūtinai tik tai susiveda į didesnį vaikų skaičių. Tai Korėja geras pavyzdys, jau kadangi apie ją kalbėjom, tokių yra ir Europos Sąjungoje. Pakyla vaikų gerovė, ar ne? Vaikai, kurie gali susidurti su skurdu, sumažėja ženkliai, ne? Kalbant apie skaičius. Nėra blogas rezultatas. Papildomi pinigai gali padėti derinti gyvenimą, darbą ir laisvalaikį, kas irgi svarbus aspektas. Kitos priemonės dažnai irgi yra susijusios su pinigais, ypač šalyse, kur vaikų priežiūra yra mokama iš kišenės, tai jeigu yra papildomos išmokos, jos gali padėti užtikrinti, kad gali būti priėjimas prie auklių, vaikų darželių, kažkokių ankstyvų mokyklų. Bet mes jau gal kalbam apie tokį kontekstą, kur vis dėlto tai neprisideda prie to, kad atsiranda daugiau vaikų, bet yra gerų rezultatų, ar ne? Bet man atrodo, dėl to ir gal svarbu kalbėti apie politikos kryptis, kurios nėra vien tik tai gimstamumui. Mes kalbam apie bendrą šeimų, vaikų gerovės užtikrinimą, kas yra šiek tiek plačiau ir neturi tų trokštamų rezultatų, kad padaugės gimstančių vaikų. Man atrodo, jeigu man reikėtų vieną žingsnį padaryti, tai padaryti galimybę tėvams atpiginti išsilavinusiems tėvams vaikų išlavinimą. Nes reikia neišvengiamai atidavinėti privačias mokyklas, kurios brangsta ant akių
ir jau turi neadekvačiai aukštus įkainius. Vienas iš tokių skaičių ar net statistikų, kurios per pastaruosius 2 dešimtmečius išryškėjo, tai yra tai, kad žmonės nebegyvena kartu. Anksčiau problema būdavo, mes turime porą, pora nusprendžia turėti arba neturėti vaikų. Dabar vis mažiau porų, kurios gyvena kartu. Tai, žinia, kad vaikai atsirastų reikalingas fizinis kontaktas. Tai jeigu žmonės negyvena kartu, tai tas fizinis kontaktas mažėja arba iš viso išnyksta. Ir kitas įdomus atradimas yra tai, kad per pastaruosius 20 metų yra labai staigus gimstamumo mažėjimas. Ir įdomu tai, kad jis siejamas su spartaus internetu ir išmaniųjų telefonų masinė adaptacija. Apple iPhone atsirado 2007 metais. Tai pirmiausia, turtingose šalyse, Jungtinėse valstijose, Jungtinėje karalystėje, Australijoje. Mes matom iš karto gimstamumo mažėjimą po to. Toliau eina šalys, kurios adaptavo šias technologijas kiek vėliau, tarkim 12 metais, ir matosi tose šalyse nuo 12 metų tas spartus kritimas. Ir jau mažiausiai išsivysčiusios šalyse, apie 2015 internetas pasidaro spartus, tos technologijos išplinta, jos atpinga ir ten tas pats. Tai demografai gan turi labai neblogą paaiškinimą šitam reiškiniui, kaip jūs aiškinat šią sąsają tarp mobilių telefonų. Svarbiausia, tik nesakykit, kad netimtų iš mūsų mobilių. Nes politikai tuoj sugalvos, kad reikia atimti. Bet tai žinot, atims telefonus, atims planšetės, kompiuterius, po to knygas. Tai lieps skaityti. Telefonų knygas. O jeigu rimtas atsakymas? Čia viena tokių karštų bulvių dabar yra šita tema, aišku, čia mėnuo ar ne, kada labai šneka apie internetą ir technologijas, skaitmeninės technologijas kišenėse ir kaip jos įsiveržė žmonių miegamuosius. Buvo gerų tokių skambių antraščių, kur sako, jūs neturite vaikų ir antros pusės, apkaltinkite Steve'ą Jobsą. Tai kadangi jį būtų dabar sunku apkaltinti, tai daugelis gal ir nusprendė pasižiūrėti šiek tiek giliau demografų bendruomenį. Ir gal yra dvi nebūtinai vienodo dydžio grupės. Tai viena grupė pakankamai greitai pasakė, kad puikus gražus paaiškinimas, bet žinot, per švaru. Tai jeigu taip viską lengvai paaiškina, tai greičiausiai kažką ir praleidžia. Ir čia aš dabar tokiam makro lygmenį tai sakau. Tai pateikite pirmiausia patį paaiškinimą. Taip. Koks jis bebūtų supaprastintas. Taip, tai šitos temos supaprastinimas yra greičiausiai tas, kad turime dabar visą laiką kontaktą, kuris yra mūsų kišenėse arba visą laiką prie savęs ir mes tokiu būdu paimam ir jį pakeičiam, kas anksčiau buvo gyvas kontaktas. Ir yra tenais, ypač tarp jaunesnių žmonių, ne vienas tyrimas, kuris parodo, kad jaunesni žmonės dabar, jau tikslios dalies nepamenu, bet jinai buvo visai mane šokiruojanti, ar 1/4 ar 1/3 gyvo bendravimo sumažėjo per pastaruosius 20 metų, ar ne, tarp jaunų žmonių taip pat. Japonijai senokai šitą rauda. Hikikomori dalykas, ar ne? Taip, Japonijai rauda senokai jau. Ir Japonija yra geras kontrargumentas, ar ne? Tai būtent dėl to, kad jie pradėjo gyventi atsiskyrę tam tikrą grupę žmonių, vadinamieji hikikomori, tie, kurie iš namų šis beveik neišeina, tai čia ekstremalu. Bet žmonių, kurie gyvena po vieną ar neturi gyvo kontakto su daugiau niekuo, kas yra už jų darbo ribų, yra pakankamai nemažai. Ir tai prasidėjo anksčiau negu smartphone'ai, išmanieji telefonai. Tai dėl to atsiranda tam tikras kontrargumentas, kad tendencijos yra anksčiau atsiradusios negu vien technologija. Ir šitą argumentą naudoja ir Amerikai, naudoja Europos Sąjungai, kad tendencijos nesusilaukti vaikų, kadangi grįžtam prie klausimo, ar išmanieji telefonai prisidėjo prie gimstamumo mažėjimo, jau buvo. Tai
Na, tai diskusija yra apie tai, kad šitas paaiškinimas tikėtina yra pakankamai nebaigtinis, yra daug kitų jau anksčiau buvusių kultūrinių, socialinių, ekonominių priežasčių, tai kultūrinės šiek tiek aptariam, socialinės tai yra tai, kad žmonės mažiau pradėjo bendrauti, gal atsirado kažkoks, jie bendrauja, bet jie bendrauja medijuojant technologiją, jie nebebendrauja gyvai. Taip, tai čia apie tai. Ir ekonominės, aišku, gal nežinomybės klausimas, mes vis tiek, atsirado iPhone'as, atsirado ir ekonominė krizė, ar ne, jinai pakankamai netoli laikotarpiu. Tai atrasti vieną konkretų vadinamąjį efekto paaiškinamąjį momentą yra sudėtinga. Antra mokykla, šiek tiek mažesnė, kalba, ne mokykla, o grupė kalba apie tai, kad tai tiesiog yra simptomiška, kad bendrauti per socialinius tinklus, per telefonus, per ekranus vis dėlto skatina ypač jaunų žmonių psichikos sveikatos sutrikimus, vienatvės jausmą. Tai žodžiu, tai kas galbūt galėjo būti ir be telefonų, telefonai kaip koks padidinamasis stiklas paima ir padidina, išryškina, paaiškina. Tai, tokios. Bet telefonai padaro ir kitą dalyką. Telefonai sukuria tam tikrus lūkesčius, ar ne? Mūsų fiziniuose kontaktuose, bendraujant socialiai, mes suprantam, kad žmonės nėra tobuli, kad jie turi įvairių trūkumų ir visa kita. Ir tada mūsų lūkestis savo partneriui yra tam moderuotas tos tikrosios realybės. Tuo tarpu, kai tavo lūkesčius formuoja tai, ką tu randi mobiliajame telefone, tai, sakykime, TikTok videos, ypatingai merginoms, tai tas lūkestis tuomet yra visiškai nerealistiškas, jis yra toksai sintetinis. Ir netgi aš gal pasakyčiau, Vytautai, kad, bet man čia yra įdomu, ir netgi nelūkestis. Aš čia turėjau tokį pokalbį su 16-mečiu, kuris labai rimtai, visiškai be jokių abejonių man pranešė, kad jis tai niekada šeimos nekurs ir aš taip nustebau ir jisai sako, aš tik 1,80 m, mergaitė su tokiais reikalų neturi. Čia net nebe lūkestis, čia yra susikurtas jau pasaulis, kuris yra adekvačiai neadekvatus. Aš po to pradėjau sakyti, žiūrėk, jeigu čia, tai čia gal buvo jūsų ten, kai jau jūs ten buvot jauni, dabar taip nėra. Kaip nėra? Tai čia net jau aš sakyčiau, čia ne apie lūkestį eina kalba, čia eina kalba apie kažkokį mistinį vaizduotės pasaulį. Man toks įspūdis, kad ir aš neatsitiktinai ir tada formuluodama klausimą, ar mes kad turi išlaikyti ten mano kartą, dar kažkas. Ar čia nėra visas reikalas, kažkiek mes įstringame politinėje vaizduotėje? Kad ar nereikėtų mums tiesiog išvis pradėti ieškoti apskritai kito varianto? Ar čia tikrai mūsų ne per daug toj žemėje sėdi, pavyzdžiui, man visą laiką yra klausimas. Aš suprantu, kad aš gyvenu netoli Švenčionėlio, ten kvadratiniam kilometre net 5 žmonės vaikšto, tai dar tilptumėm. Bet yra vietų, kur ten tilpti neįmanoma, tam pačiam Taivane. Ten ant ploto, kuris yra panašiai trečdalis Lietuvos, gyvena 23 milijonai. 650 žmonių vienam kvadratiniam kilometre, kai pas mus prie Švenčionėlių 5. Tai gal ir gerai, kad nebėra tų vaikų, nėra kur judėti fiziškai. Aš aišku, čia ne todėl, kad noriu suranizuoti problemą, bet tiesiog, kad man kaip demografo, eksperto klausimas, ar ta bendruomenė demografų, kiek aš skaičiau, negaliu sakyti, kad daug, bet kiek pasidomėjau, tai ar jie turi kokį nors tokį atsakymą, bet ir į šitą klausimą, ar tai nėra normalu, kad mes mažėjom, kažkada augom, nes šiaip pasaulis turi tendenciją svyruoti, kaip mes jau žinome, tai gal čia kitaip tiesiog viskas darysis. Man labai patinka, kad jūs tiek nelengvų klausimų užduodat. Ar čia nelengvas klausimas? Nėra lengvas klausimas. Ne, tai aš nelaukiu atsakymo, už kurį jūs turėsite apginti mokslo taryboje, kad jau čia jau tiesa. Ne, man tiesiog... Ne, man labai patinka, dėl to ir sakau. Tai, nes nėra taip komplimentais žarstytis. Tai bet ką aš noriu pasakyti, tai gerai, paskirstom gal į keletą temų. Tai pradėkime nuo to, ką jūs minėjot dėl medijų. Tai
Medijos greičiausiai, čia jau gal ne visai mano sritis kalbėti apie tai, kaip medijos sąlygoja žmonių savo suvokimą ir santykius taip iki galo, bet ką tikrai galiu paremti faktais ir ką tikrai galiu pasakyti iš demografinės pusės, kad atsirado Tinderis, atsirado visiškai kitų laukų, kur žmonės susipažįsta pranikimas. Jie buvo suniveliuota, jų nebėra. Tai didžioji dalis... Ko nebėra, atleiskit, nepagavau. Nebėra kitų laukų, kur žmonės susipažįsta. Tai ne, bažnyčia jau seniai neaktualu ar ne, bet čia gal labiau Amerikos momentas, ar ne, tai ten nieks nebesusipažįsta, darbe nieks nebesusipažįsta, baruose nieks nesusipažįsta, nebeaktualu. Universitetuose gal viskas mažėja, kas buvo iki Tinderio, iki tų susitikinėjimų programėlių, buvo visiškai normalūs susipažinimo, tokie, formai. Tai žmonės savo antras pusės susiranda dabar visiškai internete ir ypač Jungtinėse Amerikos valstijose greitai tai pasimatė, kad visos santuokos yra formuojamos, visos, tai sakau, čia jau grupėje, ne, bet visiškai didžioji dalis yra formuojama susipažinus internete. Ir dar kitas įdomus dalykas, susipažinus internete tos santuokos dar ir greičiau yra įgyvendinamos, ar ne, senais laikais, juokinga apie tai kalbėti, ar ne, susipažinus kažkur gyvai, santuokos vėliau atsirasdavo. Tuo tarpu dabar susipažįsti internete, greitai ir susitokia tie, kurie susitokia. Koks galimas ryšys visai nematau? Įdomu, nežinau, čia tiesiog tokie descriptive momentai yra, bet... Suprantu, kad faktas, kuris... Čia buvo tokių hipotezių, paaiškinimų, kad, kadangi jau matai internete ir ten jau esi toks, ar vyras ar moteris yra tokie išrankus, tai kai jau jie išsisijoja, tai kas lieka po to tame sietelėje, tai jau jiems labiau tinka ir dėl to jie greičiau juda. Bet čia, galim diskutuoti. Bet tai va čia toks dalykas apie socialinius aspektus interneto, kad vis dėlto mes ten gyvenam, ar ne, mes ten iš tiesų formuojam savo santykius. Ir kai tie santykiai atsiranda, tai jie pakankamai greitai ir konsoliduojasi. Dabar klausimas yra, ar ne, mes negalime šitą atsakyti, kiek ilgai laiko. Tai kokia dalis yra tvarių santykių, kokia dalis yra greičiau iširstančių. Ir bent jau aš dabar nežinau, neturiu tai atsakymą. Bet vienas iš įdomesnių pastebėjimų, ir čia irgi yra iš Jungtinių Amerikos valstijų, tie, kurie baigia universitetą, dažnai savo antrąją pusę susiranda universitete. Ir čia jokie Tinderiai neveikia, ten veikia tikras socialinis kontaktas, kur tu turi ir socializacijos erdvę. Tu žinai, kad tavo partneris yra to paties išsilavinimo, jūs visą laiką turėsit bendrą kalbą tarpusavyje. Ir beje, tos santuokos tarp universitetą baigusių žmonių, jos yra tvaresnės. Nes, galima paaiškinti, nereikia būti mokslininku, kad tu turi apie ką šnekėtis, ar ne? Jeigu vienas žmogus yra baigęs universitetą, o kitas neturi net ir elementaraus išsilavinimo, tai labai sunku atrasti tą kažkokį tai, dvasinis ryšys gali būti, bet to tokio turinio, kuris yra kasdienis turinys, pokalbių temų, yra mažai. Ir šitas dalykas, kad iš tikrųjų šeimų stabilumas, tiek šeimų sukūrimas, tiek vaikų turėjimas, tiek ir šeimų stabilumas yra žymiai aukštesnis tarp baigusių universitetą, tai supras, kad ekonomiškai irgi pajėgesnių žmonių. Taip, ir yra tam irgi terminas assortative mating, kada žmonės tiesiog į save panašius pasirenka. Ir visiška tiesa, ką jūs sakot. Dar gal reikia pridėti, kad tokios santuokos tikėtina bus ir vėliau suformuotos dėl irgi objektyvių veiksnių ir tvaresnės taip pat gali būti. Visi rašo daktaro darbus. Tai vat, įdomu, ką dar atras. Bet papildomas dalykas tas, kad tiesiog paniuansuoti. Tai kartais ten maišosi tie vadinami socioekonominiai kontekstai, ar ne, ir kartais nebūtinai laikomasi, kad aš ten antrą pusę susirasiu iš to paties socioekonominio laiptelio. Tai įdomu tai, kad vyrai dažniau per santuoką pakyla į aukštesnę laiptelį. Tai čia tiesiog čia vien to. Tai normalu, man atrodo. Tai. Nes kažkas daugiau moterų studijuoja, paprasčiausiai daugiau moterų išsivyščiusiam pasaulyje eina į universitetą. Dar ne vien universitetuose, čia turint omeny, kad ten gali paėmus tėvų išsilavinimą ir anksčiau taip pat, bet taip.
Nu, disertacija, aš manau, kad yra puikus laikas gimdyti. Aš esu girdėjęs, bet nežinau, ar norit grįžti prie politinės vaizduotės klausimų. Aš apie politinę, man suprantat, aš nelabai tikiu, čia yra, kaip, žodis tikiu čia turbūt yra labai tinka. Tinka tai dėl to, kad aš net ne hipotezę sakau, o va tokį jausmą. Man yra toks jausmas, kad problema visiškai aiški, jinai yra pakankamai sena. Aš universitetą baigiau 82 metais ir mokiausi tą demografiją. Ir tada jau mums sakė, išsivyščiusiam pasaulyje vaikai negimsta, nors kai aš baigiau universitetą, tai mažai kuri mūsų neturėjo vaiko. Aš pagimdžiau antram kurse. Nieko kažkaip su manimi neatsitiko, be jokių motinystės išmokų, atostogų, be nieko, kitą aspirantūroje pagimdžiau. Tiesiog mano kartoje tai buvo lyg ir norma, nors aš jau mokiausi, kad bus blogai. Tai vat visus šituos metus aš tai girdžiu. Ir vienam ar kitam kontekste. Dažnai Japonijos kontekste esu skaičiusi. Paskiau, kadangi Taivane dirbau ir apie tai mąstau, tai ten labai ta tema yra, tokia. Ir visą laiką kažkur fone aš girdžiu tai. Ir visą laiką aš girdžiu du variantus. Iš kairės, santykinės kairės pusės. Padarykite daugiau darželių, kabutėse netgi neišmokų, o galimybių realiai dirbti ir save realizuoti. Iš kitos pusės, jūs Dievas pasiuntė čia, tipo daugintis ir čia dauginkitės. Aš nesuprantu, ką man reikia daugintis. Niekaip nesuprantu, niekur neradau, kad Dievas pasiuntė daugintis. Moteris jis pasiuntė kartu daugintis ir kažkaip nepasakė, kiek jau ten jam tinka. Jis niekur nėra šito pasakęs. Aš vieną kartą net juokdamasi, skaitydama galvoju, paieškosiu, ar yra kas nors, ne, nėra. Jokių nurodymų nebuvo. Bet mes galime išskirti dvi tokias, lyg politinės kryptis. Bet man atrodo, kad mes tiesiog pasiklydom tarp dviejų neteisingų klausimų. Ar mes galėtumėm savęs paklausti, o tai kam mums šito visko reikia? Mums tų vaikų reikia kam? Kad jie išlaikytų tuos, kurie dirbs? O po to, kai kiti kažkoks, ar mums vis dėlto reikia vaikų, kad jis būtų įdomus, kad jo gyvenimas būtų įdomus, kad mes turėtumėm įdomesnį gyvenimą. Aišku, dabartiniai situacijai, tai mes čia labai įdomų gyvenimą gyvename, tik nežinau, ar jis tas simpatiškas įdomumas. Bet techniškai man atrodo, kad būtent, man atrodo, žodis vaizduotės politinės. Aš vis laukiu kokios nors originalesnės idėjos, kad ir iš tos savo pačios partijos. Tai ir ką ten. Ypač man patinka, kai vaikų neturintis patarinėja. Čia keli klausimai, tai aš jeigu galima reaguosiu. Taip, žinau, tai čia tiesiog svarstymas. Vienas svarstymas buvo mūsų bičiulio Raimundo Kuodžio pasakymas čia prieš gerą mėnesį, kuris paminėjo, kad mes pralaimėjome kultūrinį karą, būtent galvodami apie vaikus. Ir kultūrinio karo esmė, jo nuomonė yra ta, kad į vaikus, į vaikų gimimą pradėta žiūrėti išimtinai per kaštų ir naudos prizmę. Reiškia, kokią naudą man duoda vaikas ir kiek jis man kainuoja. Ir be abejo, kai tu žiūri į tokį reiškinį kaip vaiko gimimas per kaštų ir naudos analizę, tai tu tada iš karto pameti tuos dalykus, kurie yra ekonomiškai nepamatuojami, ar ne? Pavyzdžiui, išsipildymas, džiaugsmas ir tie dalykai, kurie ekonomiškai eurais jų nesuskaičiuosi, ar ne? Tai čia Raimundo įžvalga yra, kad savotiškai yra pralaimėtas tas kultūrinis karas. Kitais žodžiais tariant, kultūrinio karo esmė, kad dabar į vaikus žiūrima per kaštų ir naudos analizę, grinai išskirtinai ekonominiam kategorijom. Žinoma, tai klausimas, o tai galbūt ekonomistai irgi prisidėjo prie tokio rezultato. Bet iš esmės, kaip jums atrodo, ar čia yra, ar Raimundas čia apčiuopė tam tikrą reiškinį, kuris yra tikras, ar vis tik tai. Nes vis tiek mes kalbam apie pasaulinę tendenciją. Tai čia mes negalim sakyti, kad va čia Lietuvai būdingas toks kultūrinis karas buvo. To kultūrinio karo po teisybei kaip ir nevyko. Mes nematėm čia jokių mūšių apie tai. Sudėta į galvas. Aš dar vieną keistą niuansą pasakysiu. Aš nežinau, bet net man įdomu, ar kada nors tai mąstė
apie tai mąstė demografai. Dabar yra tokia mada. Jeigu jau žmogus ten iki 40 jis įsitaiso psichoterapeutą ir jis nuėjęs pas psichoterapeutą, jis ten nagrinėja, ką jo tėveliai jam blogai padarė. Aš gerai prisimenu, kad 97 ar 8 nuėjau pas psichoterapeutą ir pirmą, ko manęs paklausė, kaip ten, tai nesakau, labai geri buvo tėveliai. Tai ilgai jisai dirbo, kad rastų, kur blogi. Ir aš po to sėdėjau ir galvojau, bet nieko nedarė blogo. Tai yra, ir paskui aš su ironija, neseniai lietuviškai Eva Tombak išleido knygą, būtent tą temą. Ar mes nepadarome, ar tėvai, ir aš ant save pagaunu, kai mano vaikams kas nors nepasikotų, turbūt kažką ne taip dariau. Paskui galvoju, nusiramink, tu viską darei, kaip tau atrodė geriausia. Ar čia nekuriamės kartais tos įtampos? Ir paskiau tau jinai lik atsisėda ant galvos. Aš dabar neužauginsiu tobulo vaiko. Tai gal geriau visai neturėsiu. Ar čia jie svarstė tokį klausimą? Čia to paties, ką tu sakai, kita dimensija. Skaičiais, bet tu gali ir egzistencinę prasme šitą apsukti. Šitą dalyką numeta ypač Korėjos kontekste, kur jau kalbėjom šiek tiek, kad kova yra tokia didelė tarp pačių tėvų, kad jų vaikai būtų tokie kokybiški. Čia Korėjos. Taip. Na tai čia geras pavyzdys, ar ne, nes mes matom tai ir kitose visuomenėse, gal ne taip stipriai, bet čia tie variantai, ar ne, ten mano trimečiui reikia jau mokėti kinų kalbos pagrindus, jodinėti, tenisas, matematika. Žodžiu, taip, na ir ten viskas labai anksti prasideda ir tėvai patys konkuruoja, ar ne, tai čia aš nekalbu apie spaudimą, kurį patys vaikai gauna, bet ir patys tėvai. Ir Lietuvoje šitas labai susėda poniečkos ir svarsto, kurioje mokykloje vaikas. Ir labai svarbu, ar ne, bet čia man atrodo šiek tiek kitai eina, apie minėtą tą momentą, ar mes pralaimėjom kultūros karus. Man atrodo, mes esam tose pačiose bėgiuose, čia šiaip nieko naujo nėra. Vaikai dėl ekonominės naudos prieš demografinį perėjimą, po demografinio perėjimo, ar mes 17 amžiuje, ar mes 21 amžiuje, visuomet buvo ta dedamoji. Bet Kuodžio argumentas yra, kad kai dauguma visuomenės buvo ūkininkai, tai vaikų reikėjo tam, kad ūkį galėtum išlaikyti. Tai ekonominė priežastis, bet tai buvo toj kaštų ir naudos analizai, buvo didelė naudos dedamoji, ar ne? O dabar tos naudos nebėra. Dabar yra likę tik kaštai. Dabar daugiau nuostolių. Paskiau nebūtinai jisai ten puls tave visas apkamšinėti. Tai iš esmės naudos nebeturi, likę tik tai kaštai ir jeigu tu nebevertini tų neekonominių dalykų. Taip, to malonumo turėti vaiką. Taip, kuris yra savotiškai tavo atspindys, netobulas, tu savyje pamatai, jame pamatai savo netobulumus ir visa kita. Tai yra ir tėvams augimas ir savotiškas įsipildymas. Bet tai žodžiu, jūs sakote, kad čia kultūrinio karo nebuvo. Man irgi toks įspūdis, kad kultūrinio karo čia kaip ir nebuvo, bet jis kažkokiu būdu kažkokia lėta slinktim atėjo. Raimondas labai žaviai apskritai ekonomiką sutraukė į kaštų naudos analizę. Jis visus klausimus iš to kampo sprendžia. Tai nei blogai, nei gerai, tai tam tikras kampas. Bet būtent šiuo klausimu jisai sako, kad pats vaikas yra džiaugsmas. Tai pats vaikas, vaiko gimimas yra... Žinokit, įmesiu truputėlį ir pipiriuko. Tai ir kam tas džiaugsmas? Tai bent jau iš laiko naudojimo tyrimų, bent jau iš to ir kokio etapo, kada vaiką turi, tai tėveliai, vyrai labiau džiaugiasi tais vaikais, ypač kada jie yra mažo amžiaus, iki mokyklinukai, nes tiesiog, žinot, tenais yra smagu, grįžti namo, gali pažaisti, visas tas malonumas atsiranda, tai va čia yra lyčių skirtumas tame. Mamos ne taip gerai jaučiasi. Irgi tie patys tyrimai rodo, kad kadangi mamos turi dalyvauti ir dauguma čia nemalonių dalykų ant savo pečių užsidėti, jų pasitenkinimas motinystė nebūtinai yra toks didelis kaip... Nemalonus dalykai. Tėveliai, žinot, žaidžia krepšinį arba futbolą su vaikais, o mamytės turi namų darbus padėti daryti, ar ten suserga vaikas prižiūrėti. Nežinau, visą gyvenimą dariau ir viskas tas buvo man labai įdomu ir labai patiko.
patiko. Tai vat, matot, Aš gerai, kad jūs perskaitydavau įsitraukėt. vadovėlius ir po to pasakydavau, čia nesąmonių tau prirašė. Čia. Tai va, tai čia tas momentas yra. Ir tas, jisai, aišku, čia gal kalba apie tai, kad, na, kuriuose šalyse yra šiek tiek didesnis gimstamumas šitoj mažėjančioj tendencijoje arba netoks greitas, tai būtent tose, kur tiek vyrai ir moteris daugiau įsitraukia į savo vaikų priežiūrą ir pasidalina. Bet Lietuvoje yra ir vyrai, ir moteris įsitraukia į vaikų priežiūrą. Tėvai gali turėti tas tėvystės atostogas. Ant popieriaus. Taip, ant popieriaus keletą mėnesių. Labai dažnai įvairiai yra. Koks procentas yra tėvų, kurie ima tėvystės? Negaliu dabar pasakyti, žinokit, bet esmė yra ta, kad jos yra dar taip pat ir trumpesnės. Na, bet mane, pavyzdžiui, nu, vėlgi sakau, dar kartą, mane šokiruoja tai, kad jau aš kažkur ten skaičiau vos ne ketvirtis Lietuvos moterų sukrenta į kažkokią tai ten, nu, psichologinę depresiją po gimdymo. Nu, tai kažkaip man tas skamba labai keistai. Aš, ta prasme, aš savo kartoj negirdėjau tokių stebuklų, ar nestebuklų, nežinau. Man kažkaip tai, aš nesu nei feministė, nei antifeministė, bet man atrodo, kad va, tas momentas vaiko turėjimo absoliučiai žmogiškas yra ir vyrui, ir moteriai, ir jisai teikia malonumą. Ir netgi jeigu tas vyras, mano vyras nelabai mėgo, ten čia buvo mano darbas. Jis netgi antram sūnui gimus man aiškiai pasakė, nu tu taip norėjai, čia tavo reikalas. Aš tikrai jau norėjau, aš būčiau trečią tempus. Suprantat, čia yra, nu kažkaip, man atrodo, egzistenciškai mes galim turėti tą norą. Bet tuo pačiu aš labai gražiai manau, kad mes turėtumėm keisti tą savo politinę vaizduotę tuo, kad priimti tiesą, kad kitas gali būti kitoks ir nenorėti. Ir neversti to vat savo modelio padaryti, o dabar visi turi taip daryti, kaip vat čia man patinka. Ten, žinai, kai mano partijos lyderis ten visą laiką duoda suprast, kad visi 4 vaikai ir visi tiek turi turėti. Nu, kažkaip, nu, nežinau, tu po rajonus važinėjai, tai gal vaikai sėdi vieni. Ironizuoju šiek tiek, bet tiesiog priimti tikrovę kaip įvairesnę. Man labai knieti sugrįžti prie tų bėgių, kur paminėjau, nes čia tiek sueina prie vaizduotės klausimo, bet ir apskritai, kur mes stovim. Visa diskusija apie gimstamumą, ir mes čia irgi daugiau apie gimstamumą šnekam, jinai labai yra sudėta ties tuo, kad na, kažkiek vaikų reikia turėti ar neturėti, bet kaip jau truputį palėtėt, yra kiti aspektai demografijoje, ar ne? Žmonės tiesiog dabar gyvena ilgiau, gyvena kokybiškiau, šitą irgi šiek tiek aptariam ir labai daug vilčių yra statoma ant to, ar ne, kad mes iš tiesų esam dabar pokyčio laikotarpyje, kada greičiausiai nematysim tokios visuomenės, kokią matėm per pastarąjį 100 metų, bet taip pat nieko nedarom dėl to, kaip keisim mąstymą, kaip keisim miestus, kaip keisim santykius, kai mūsų visuomenė bus senesnė. Ir čia tokių yra žavių aspektų. Aišku, čia gali vieni sutikti, nesutikti, bet yra ir mokslinė linija, kuri kalba apie tai, kad vyresnės visuomenės yra labiau linkusios susišnekėti, yra labiau linkusios į ten pacifizmą, mažiau ten energijos, kuri ten gali būti nukreipta, ten kur reikia, nereikia. Bet tuo pačiu metu, jeigu tu neturėjai vaikų, tave pjaus vienatvė. Ir Kuodis apie tai sako, vienatvė yra labai svarbus. Su vaikais vienatvė gali būti daug baisesnė. Aš sutinku. Čia daugybė niuansų yra. Bet leiskit pabaigti. Tas dalykas yra svarbus. Nes jeigu mes kalbam apie gyvenimo kokybę, ar ne, tai taip, materialiai gyvenimo kokybė tikrai yra žymiai aukštesnė negu kad ji buvo prieš 20 metų. Bet kartu, jeigu tu nebeturi su kuo pasišnekėti, tai ta gyvenimo kokybė gali turėti visus daiktus, kurių tu nori, bet tu nesijausi laimingas. Kuodis apie tai beje šneka. Kaip žmogus tos kartos, kurios vaikai užaugę, aš manau, kad vienas baisiausių dalykų, ką galime senatvėje padaryti, įsivaizduoti, kad tavo vaikai turi su tavim šnekėtis, o neturėti savo gyvenimą. Jie paprastai turi savo gyvenimą. Ir aš ne vieną kartą esu abu savo sūnus stabdžius, sakiau, žinai, pas tavai yra žmona. Aš matyčiau, kad čia nėra, aš manyčiau, kad kur yra, pavyzdžiui, konkretus Vilniaus atvejais. Tiesiog tyrinėjau. Vilniuje šiuo metu gyvena apie 110-120 tūkstančių žmonių vyresnių negu 65 metų. Iš jų daugiau kaip pusė yra visiškai vieniši. Tai yra visiškai ne vieni gyvena, bet jie neturi ar nieko aplink.
Ir kai aš kreipiuosi į tą pačią konservatorių partiją, kuri labai jau tenai už gimstamumą, ir ne vieną kartą jau klausiu, sakau, žiūrėkite, jūs galite padaryti, kad šitie žmonės galėtų, pavyzdžiui, sportuoti, nes senam žmogui tai yra vienas svarbiausių dalykų, nes tu kitaip prarasi visas galės fizinės. Atsakymą gavau labai cinišką iš ponios, kuri dar ir su gydytojai susieta. Tai labai daug yra seniems žmonėms Lietuvoje, Vilniuje galimybių sportuoti. Net 6282 yra užfiksuotos galimybės ir parkuose mankštos buvo ir taip toliau. Reiškia, už europinius pinigus, taip toliau, ką tik paminėjau, 110 000 mažiausiai plus, iš jų apie 60 000 vieniši, neturi kur išeiti, atimam tuos, kurie jau nevaikšto, vis vien lieka daug ir net atsitiktiniai dalykai. Bet pavyzdžiui, aš 1,5 metų stoviu eilėje į baseiną akvaerobiką. Mane pastatė prieš 1,5 metų eilę ir aš laukiu, kada ta mano eilė ateis. Aš buvau žysi ir man buvo įdomu. Ne, tai jau po to kažkaip galėsiu jau ten vaikščioti. Suprantat, iš tikrųjų daugelį mano kartoje tai yra netgi gyvybiškai būtina, tiesiog elementariai, tu problemas turi. Ir arba tu turi mokėti kosminius pinigus, bet tiesa, už akvaerobikas net nėra kosminių. Mes tiesiog nekalbam apie tai, kaip tą gyvenimą, ir va būtent, kad demografija ne tai, kad tu prigimdėjai, kad tas gyvenimas turėtų daugiau prasmės visas. Ir užmesti ten tą, man pavyzdžiui, tai net ciniškai skamba, kad aš čia tikrai kažkaip dar permąstysiu turbūt, bet man skamba labai ciniškai, kad mums vaikai reikalingi tam, kad mes nebūtumėm vieniši. Ne vienišas. Čia yra vienas teigiamas, tai yra ne dėl to mes juos turime, bet tai yra teigiamas šalutinis efektas. Nežinau, gal aš tiesiog Leiskit užduoti, norėjot kažką sakykit. Ne, tiesiog trumpai, tai iš tiesų, kadangi jau kalbėjom apie pasitenkinimą gyvenimu ir vaikų turėjimą, tai yra tas momentas, ar ne, kad kol vaikai jauni, tai yra didelė tikimybė, kad ten iš jų ateina pasitenkinimo gyvenimo priedas. Vyresnio amžiaus žmonių tarpe yra šiek tiek sunkiau, ar ne, nes ten turint galvoje, kad santykiai yra išlaikomi su savo vaikais, tai tuomet yra tikimybė ir tarp moterų, kad jos gali jaustis geriau savo gyvenime, čia mes kalbame apie pasitenkinimą gyvenimu, bet čia daug tokių žingsnelių prieš turi būti. Vienatvė yra labai svarbus momentas. Vienatvė, žinoma, yra prilyginama rūkymui, ligų, kardiovaskular, tai žodžiu, kraujagyslių ir širdies ligų aspektam. Tai yra itin svarbus momentas, ypač Lietuvoje, kur labai daug žmonių gyvena vieno žmogaus namų ūkiuose, ypač vyresnio amžiaus žmonių. Tai čia lengvai šitą temą praeiti negalima, bet šiek tiek pats, kai turėjau progą, žiūrėjau į duomenis jau apie jaunesnius žmonės ir jų pasitenkinimą gyvenimu įtraukiant vienatvę. Tai toje minėtoje amžiaus grupėje, kuri ten jau tiks jiems laikrodukas, kaip pokalbio pradžioje kalbėjom, 30, 35, 6. Gal dėl to, kad toks amžius vis dėlto žmonės, kurie turėjo antrą pusę, jautėsi daugiau laimingi, daugiau ryšyje su pasauliu negu tie, kurie turėjo vaikų. Tai čia irgi įdomus dalykas. Tie, kurie neturėjo vaikų, bet jautėsi... Ne, efektai buvo iš antros pusės, ar ne? Tai turėti antrą pusę padidino pasitenkinimą gyvenimu ir sumažino vienatvę versus turėti vaikų. Jeigu galima, aš paskutinį savo klausimą užduosiu ir jis toks hipotetinis, ar ne? Tai 1980 metais, kai Lenkijoje buvo įvesta karo padėtis, ir su karo padėtim buvo ir komendantų valanda, ir visokie žiaurūs apribojimai iš tikrųjų Lenkų visuomeniai. Ir po metų prasidėjo gimstamumo bumas. Mano hipotezė buvo, kad kai prasidėjo COVID pandemija ir visi buvo užrakinti namuose, praktiškai priverstinai, kad mes turėsime gimstamumo bumą po metų. Bet to visiškai neįvyko. Ir kiek aš kažkur net skaičiau, kad mes turėjom tam tikrą formą
skyrybų. Kaip čia nesiskirsi, kai su antra pusė praleidi tiek laiko? Nu, tai Tiek gali. Kai galiausiai susipažįsti su savo antrąja pusė. Išsiaiškini viską ir supranti, ne. ką tam po to Tinderio gavai? Tai kuo jūs tai aiškina? Buvo šitas dalykas, aš pamenu, kad žmonės irgi galvoja, kas čia dabar bus daugiau ar mažiau vaikų. Ir buvo ne viena dedamoji, tai Lietuvoje matėm, kad žmonės gal dėl finansinio neužtikrintumo šiek tiek jaudinosi ir santykių neužtikrintumo. Tai vienas, bet čia gal konkrečiau Lietuvai tas kontekstas svarbus, ar ne? Globaliau manau, kad šiaip COVID pandemija atnešė užfiksuotą nerimą. Po COVID mes tuomet pradėjom Europoje matyti ir karą Ukrainoje, Rusijos karą Ukrainoje. Kitus dalykus, apie kuriuos anksčiau jau esam girdėję, kaip klimato pokyčiai, terorizmas. Šitie makro lygmens aspektai, visokios krizės, nevaldomi už žmogaus, už individo esantis veiksniai, vis dažniau atsiranda, aiškinant, kodėl tokios šalis, kurios dažniausiai turėdavo pakankamai sąlyginai neblogus gimstamumo skaičius, kaip Švedija, ekonomika vietoje, viskas kaip ir gerai, žmonės įsidarbina, santykiai kaip ir yra, jie iš principo gražiai, kokybiškai ten susilaukia vaiko, tada susituokia ir antro susilaukia, juda į priekį ten ir panašiai, pradėjo mažiau turėti vaikų. Tai makro lygmens dinamikos, nekontroliuojamos, nerimas, nauja mada. Čia kaip tigrai zoologijos sode, jie irgi nesusilaukia vaikų. Tas narvas. Narve, jeigu gyveni narve. O pandoms tai reikia ten lekcijas skaito, atsistoja, verkia, prašo. Ar mes turim atsakymą į jūsų klausimą dėl politinio Bet man vis dėlto, aš vis dėlto turiu tą tokią, sakau, jauseną, tai nei mokslinė hipotezė, nei kažkas, kad tiesiog reikia patį požiūrio kampą keisti, nebeieškoti to kaip ten sakė, nesugrąžinsi Maironės upės tekėjimo, ten kažkaip Kaip ir mobilių telefonų nebeišnaikinsi. Ne, jeigu atims, jeigu kaime dingsta elektra, vieną kartą telefonas liko nepakrautas pusę dienos, aš supratau, kas yra priklausomybė, aš vaikščiau nervų. Vyteni, labai ačiū.